Štai, pagaliau redagavimas. Nu, nežinau iš tikrųjų ar laukėte, bet aš tikiuosi, kad laukėte. Gerai, tai redagavimas telefonu, o sekanti pamoka redagavimas kompiuteriu. Aš rekomenduoju peržiūrėti ir tą, kad įsivaizduotumėt kokios galimybės. Aš praeitą pamoką kalbėjau apie tai, kad galimybės redaguoti telefonu yra ribotos. Gerai? Einam pasižiūrim. Aš pirmiausia, ką noriu parodyti, tai kam tas redagavimas ir koks skirtumas yra tarp nuotraukos originalo ir nuotraukos po redagavimo. Štai, turime pavyzdį nuotrauką po redagavimo. Okay? Graži nuotrauka ir štai tiesos akimirka. Babam! Štai taip atrodo nuotrauka fotografuota fotoaparatu. Čia pavyzdžiai bus, aišku, fotografuotos nuotraukos fotoaparatu, bet kad jūs įsivaizduotumėt, kam tas redagavimas reikalingas, kad nuotrauka atrodo šitaip, o po redagavimo atrodo šitaip. Redagavimas mums leidžia, atsimenat, yra trečioj vietoj, tai galim sakyti, pusę nuotraukos grožio galima atskleisti. Ne? Aišku, pirmiausia, reikia nufotografuoti gražią nuotrauką, o po to dar galima ją patobulinti. Ne? Tai vad gali pasižiūrėti, ištiesinta, pašviesinta, kontrastai, taip toliau, taip toliau. Okay? Čia fotografuota su ilgu išlaikymu, 30 sekundžių, kad viskas susilietų. Gerai, sekanti nuotrauka. Nuotraukos čia mano fotografuotos, čia iš kelionės Dubajuje, Abu Dabis. Čia ta mečetė, ta žymioji, žodžiu. Žinot, apie ką aš šneku, jeigu buvot, jeigu nebuvot, tai tikrai kada nors nuvažiuosite. Gerai, visi ten važiuoja ir kartais ten nuvažiuoja. Gerai, sekanti nuotrauka yra iš Paryžiaus ir krentantis namas. Okay? Štai va, nuotrauka atrodo šitaip, o prieš redagavimą nuotrauka atrodo šitaip. Tai iš principo jums patiems, nuo jūsų pačių priklausys koks galutinis variantas, ne? Originaliai atrodo taip, apsiniaukusi diena, pažiūrėkite, pilna taškų visokių, ant objektyvo prikritę buvo ir visokie trukdžiai, nereikalingi medžiai. Ir po redagavimo aš pasirinkau tokį variantą. Ne? Gali būti, kad galbūt spalvos bus šaltesnės, ne tokios šiltos, gal saturationo mažiau bus. Viskas priklausys nuo jūsų stiliaus, kaip jūs perteikinėte nuotrauką. Galbūt juodai baltą, iš vis norėsite padaryti tokią nuotrauką. Einam toliau. Štai nuotrauka po redagavimo. Nu čia dabar tikrai nustebsite. Aš ir pats nustebęs. Ir nuotrauka originalas. Štai taip. Va štai taip atrodo originalas, o štai taip atrodo nuotrauka jau po redagavimo. Jaučiat skirtumą emocijos perteikimo, ne? Taip, originaliai apsiniaukusi diena, rūkas, nieko per daug nesimato, čia vienas žmogus, kitas ten žmogeliukai, nuotrauka kreiva ir net nesimato čia jokios tekstūros, dangaus ir nieko. Dangus neįdėtas, nei photoshopintas, ne su AI sugeneruotas. O tas dangus, koksai buvo iš tikro, bet kaip sakiau, sufotografuota per šviesiai. Atsimenat, kai kalbėjau, RAW formatas ir ten leidžia mums highlightų sumažinti. Tai tu nufotografuoji šitaip per šviesiai, dangaus praktiškai nebeliko, bet RAW'as žino, kad ten yra dangus, tik turiu atvaizduoti šviesiau. Tai tiesiog redagavimo būdu pritamsini tą dangų ir išgauni visas detalės, ne? Nieko neprarandi. Sekantis pavyzdys, štai dar vat grupė tokia, ten 2 donatai ir 3 donatai, nežinau kaip. Ir va, tai atrodo taip ir suredaguoji taip, ne? Čia va lubos, čia kažkas, jie tokie neryškus ir po redagavimo jo sutvarkai, vidurį padedam ir taip toliau. Ne? Jaučia skirtumą. Štai dar viena nuotrauka po redagavimo, gal tai aš tikiuosi kompozicijas jau atpažįstate, ne? Nuotraukose po truputį, jau bent jau 2 mes žmokame. Jų yra daugiau, tai bent jau vieną iš tų galite atpažinti. Dar mes apie spalvų derinimą kalbėsim, tai čia dar yra tas spalvų derinimas. Gerai, ir štai atrodo originalas taip ir po redagavimo šitaip nuotrauka. Jaučiat skirtumą, ne? Kad šita tokia tamsi, niuri, paprasta, neišbaigta, o šita pridėta kontrasto, pašviesinti veidai, spalvos, gesintos ir taip toliau. Ok, dar viena nuotrauka. Įdomesnis pasirinkimas, pati nuotrauka gal nėra labai įspūdinga, bet vienas iš pavyzdžių tokių yra, aš dar vieną norėjau įdėti, bet neradau pradinės nuotraukos, negalėjau jums įkelt parodyti. Tai štai,
yra originalas ir tai yra dvi nuotraukos. Ne? Tai iš dviejų nuotraukų padaryta viena. Štai turime, šitoje nuotraukoje mes turime ją per centrą, okay? Turime gražią nuotrauką, bet suknelė nelabai gražiai krenta. Šitoje nuotraukoje mes turim krentančią suknelę, bet neturim jos per centrą. Ne? Nufotografuota truputį kreivai. O centras tai reiškia yra tokia kompozicija, simetrija. Ne? Va čia va šitoj vietoj dalinam ir turim kaip ir dvi tokias dalis, kelias, kalnai ir taip toliau. Tai tiesiog šita perkelta į čia. Okay, galit pasižiūrėti, šešėlis vat mažiukas, čia matot šešėlis toks ilgas, kažkoks kablys, čia jo nėra. Tai realiai šita iškirpta ir įdėta čia. Okay? Ir aišku panaikintos visos va tos baltos detalės, plėmai nereikalingi, lygtais atrodytų, kad jinai jau laukuose viena eina. Štai va, kam reikalingas redagavimas. Tai bandom eiti dabar į telefoną, aš esu paruošęs jums nuotraukų ir mes pabandysime dabar realiai basic redagavimą. Tikrai neįsim, tikrai nedarysim kažko, bet to basic redagavimo reikia kiekvienai nuotraukai be išimties. Jeigu jūs sakote arba girdit, kad kažkas sako, kad nesąmonė redaguoti arba aš neredaguoju, nes mėgstu natūralumą, tai žinokite, šūda šneka. Natūralumo nemėgsta niekas. Ta prasme, jeigu tu esi kūrėjas, fotografas ir nori natūralių nuotraukų, tu vis tiek turi paredaguoti, bet tada bent jau natūraliai paredaguoti. Nes aš kaip sakiau, natūralios mūsų akis yra, mes nekalbėjom apie dinaminį diapazoną, nekalbėjom. Mūsų akis yra 2 kartus geriau mato šviesą ir tamsą negu fotoaparatas. O telefonas iš vis dar prašiau viską mato. Tai ir jums reikia 3 kartus patobulinti nuotrauką, kad jūs prieitumėte prie natūralaus vaizdo. Ne? Aišku, kartais būna, kad perredaguoja. Tai tokie žmonės šneka, kurie nemoka redaguoti. Jie nežino, kaip tai daryti ir jie geriau tada sako, ai, aš mėgstu natūralias nuotraukas, o jos nėra į ką ten žiūrėti, ne, nu, tiesiog, bet tiesiog, ne, net baisu, kai žiūri, ne, okay? Nu, nesakau, kartais būna gražių, bet jeigu pataiko, jeigu tai yra šviesa, koks nors saulėlydis, paprastai jo redaguoti daug nereikia, jis iš savęs gražus. Bet va tokiose situacijose pamatysite tikrai, bent jau apkirpti, paversti, tokių dalykų tikrai gali reikėti. Tai gerai, einam, aš turiu paruošęs nuotraukų ir bandom tada pasižiūrėti. Nu va, turiu jums nuotraukų, pabandom pasižiūrėti, va štai turim saulėlydžio nuotrauką. Okay? Va tokia, gražią. Čia yra kompozicija simetrija. Tai yra fotografuota originaliai, tai mes naudosim Snapseed programėlę. Iš principo jūs galite spausti čia redaguoti ir galite žiūrėti, bet aš rekomenduoju parsisiųsti Snapseed programėlę. Okay? Aš įdėsiu nuorodą, bet per Google Play ar per Apple Store jūs susirasite, kaip jinai atrodo. Tai iš principo, kaip aš redaguoju ir dauguma, ir kodėl šita programėlė, nes jinai yra Google ir yra nemokama ir yra pakankamai universali. Taip, tai nėra pati geriausia, okay? Bet tos geros dažnai būna mokamos. Tai yra nemokama ir tikrai pakankamai funkcionali ir pakankamai daug net profesionalių fotografų su ją dirba. Tai mes ją siunčiam į Snapseed, va štai Snapseed programėlė, šita, okay? Ir štai atsidaro. Ne? Tai kad suvokti, suprasti, kur kas vyksta, tai pirmiausia yra stiliai, kur mes galim pasirinkti, bet jų aš praktiškai niekada nenaudoju, nes stilius tai yra tas pats kaip presetas, tas pats kaip filtras. Ne? Realiai redagavimas yra kiekvienai nuotraukai individualiai. Tai mes einam į tools, įrankiai, va šitoj vietoj, ir išmeta tokią lentelę. Per viską mes neįsim, bet pereisim per pagrindą. Jeigu pas jumis lietuvių kalba, tai tada, aišku, jūs turėsite pasižiūrėti pagal ikoną ir tada suprasti, ne, kas čia detalės, kreivės, baltos šviesos balansas, apkirpimas, išsiverš. Tai va tas va tune image, ne, jisai bus pagrindinis jums įrankis. Tai su juo mes ir dirbsim. Tai mes paspaudžiam ant jo ir dabar kaip yra dirbama su programėlė. Matot, atsiranda papildomas langas. Tai nuotraukoje bet kur paliečiat, tie, kurie žiūrite įrašą, tiksliai, visi žiūrite įrašą. Tai pasimkite dabar telefoną ir pabandykite atsisiųsti nuotrauką, nusisiųsti tą programėlę. Pasidarykite pauzę.
Gerai, ir pasidarykite. Tai jau atsidarėte, tai bet kur pirštu prilečiat ir atsiranda toksai va meniu. Aukštyn žemyn stumdom, bet kur ant nuotraukos palietus, aukštyn žemyn važinėja. Okay? Ir tada galime pasirinkti, pavyzdžiui, brightness, šviesumas. Okay? Ir atleidžiam. Ir tada iš šonų stumdom. Ir matot, viršui brightness važinėja. Ir galime šviesinti, tamsinti. Tai realiai, kai mes turim nuotrauką, mes galim pasižiūrėti, ar ne per šviesiai, ne per tamsiai sufotografavom ir pabandyti prisitaikyti. Ne? Sekantis yra kontrastas. Galime uždėti kontrasto arba jį nuimti. Ne? Tai šiek tiek uždedam kontrasto. Saturationas, ne? Spalvų. Ok, saulėlydis. Tai aišku, truputį uždedam saturationą. Ambience, šitas ambience, jisai keičia tamsius su šviesiais. Tamsius šviesina, šviesius tamsina. Vat galit pasižiūrėti, ne? Pamatote, ne? Jisai toksai keičia vietomis. Ne? Tas dangus, kuris buvo šviesesnis, tamsėja, o ta apačia, kuri buvo tamsi, šviesėja. Tai galima redagavimą pradėti nuo ambience. Aš kartais pradedu tiesiog ne šviesumą, tamsumą, o iš pradžių ambience, kad jisai sulygintų, bet ką sakiau, kad iš šešėlių ištrauktų tas, kas tamsu, o kas šviesu prigesintų. Ne? Tai galima nuo to pirmą susitvarkyti ambience ir tada eiti šviesumus kontrastų žiūrėti. Tai jūs pasibandysit, pažiūrėsit. Nu tai va, tie highlightai. Pamatote, tamsėja tik tas, kas šviesu. Okay? Tik tos vietos tamsėja. Ir shadow šviesėja tik tas. Tai ambience keičia vienu metu, o šitie atskirai jūs galite patys spręsti, kiek kas bus tamsiau, kas bus šviesiau. Okay? Ir varm temperatūrą. Geltona arba mėlyna. Ne? Jeigu dramatiškumo labiau priduoti, tai pamėlynuojam ir taip toliau. Galima čia. Temperatūrą, aišku, galima keisti ir kitur. Tai gerai, tai dabar truputį pakeitaliojam. Ne? Ir kad pasižiūrėti kokie pakeitimai, va čia va yra kamputyje va toksai, nerodo jums kur paspaus, bet ten kur brightness 10 ir šonė toksai kvadračiukas ir va kamputį viršui dešiniai yra toks kvadračiukas su brūkšniuku. Tai jį paspaudus jūs matot originalą, atleidus matote po redagavimo, ne, kaip atrodė jums nuotrauka. Tai va, tai originalas buvo toks, po šito redagavimo toksai. Nėra stebuklo, truputėlį atgaivinam, ne, tą nuotrauką. Iš tokios, irgi graži, padarom tokią. Ne, truputėlį atgaivinam tą saulėlydį. Gerai, ir spaudžiam tada mygtuką, varnelę pritaikyti. Okay? Pritaikom, turim pakeitimus. Tai dabar vienas sekantis žingsnis, vėl spaudžiam tools, ką noriu jums parodyti, tai kirpimas, crop. Okay? Tai žiūrėkit, kadangi tai yra simetrija, nu va, aš paspaudžiu ir, pavyzdžiui, jėmi už bet kurio kampo gali didinti, mažinti, arba tada jėmi už pačios nuotraukos ir gali susirasti, ne? Bet kad, pavyzdžiui, tokios norėsiu nuotraukos. Okay? Tai va tas kirpimas yra, jūs galite ir formatą pakeisti. Va čia va paspaudus, okay? Accept ratio, galima pakeisti formatą, kad, pavyzdžiui, iš karto 16:9, čia kaip bus per telefono, visas telefono aukštis, istorijus, jeigu kelt ir taip toliau. Bet galite šiuo atveju ir nekirpti, nes jūs kai kelsit istoriją, tai tiesiog iš karto savaime jinai apsikirps, bet jeigu norite pasiruošti, galite iš karto pasiruošti tokį formatą. Arba jeigu norite kvadratą, tai renkamės 1:1, nu šiuo atveju square. Nu va, ir pasirenkam būtent per vidurį. Ta vidurinė linija eina per vidurį, nes tai yra simetrija, kad nuotrauka iš abiejų pusių vienoda. Nu va, štai pasirinkom tokį nuotrauką. Nu, tarkim, ne, norime. Jeigu norime, padarėm kažką ir neaišku kas, va čia va yra undo mygtukas, okay, viršui, matote, ne? Ir mes galim paspausti undo ir grįžtam vieną žingsnį atgal. Easy, labai paprasta, faina programėlė. Tai iš įrankių, ką mes dar galim šitai nuotraukai pritaikyti, nu, vat baltos šviesos balansas, tai tenais buvo taikėm tik geltoną pridedam, o čia jau galima va tą temperatūrą geltonumo pridėti, ne? Arba mėlynumo, okay. Ir galima tintas, mes apie tai nekalbėjom, nes yra temperatūra mėlyna geltona, o tintas yra žalia ir raudona. Nu, aš taip sakau žalia ir raudona, bet jinai ten tuskūnas ten ir kitokia spalva, neatsimenu tikliai kaip vadinasi, bet fluorescencinės lempos turi va tą tokį raudonumą, ne, kurio mūsų akis nemato, bet fotoaparatai mato. Tai galima ir čia va pasižiūrinėti, dėl to aš tenais nedarau, aš siūlau čia.
čia va tas mėlynumas, geltonumas, okay? O čia tas žalumas, raudonumas. Galima pabandyti, ko norite, va ypač saulėlydžiui, pabandyti prisiderinti, ne? Va to, kokio norėtume to atspalvio. Ne? Ir tada apkerpam į 3:2, tarkim, formatą ir žiūriu, kad būtų per vidurį. Na ir tarkim, va nuotrauka bus tokia. Mano toks galutinis variantas. Kaip sakiau, jums patiems spręsti, koksai bus galutinis variantas, nes jūs patys galite žiūrėti, kokios spalvos, koks ryškumas bus ir taip toliau. Ir tada iš čia daugiau kaip ir perspektyvą gal ką nors parodysim, brushas per sudėtinga, gali būti jums pradedantiesiems, bet parodysim ant kitos nuotraukos. Tai spaudžiam done, okay? Ir viskas. Štai mūsų nuotrauka buvo tokia, o po redagavimo tokia. Viskas priklauso nuo jūsų. Kaip norėsite, taip ir paredaguosite. Gerai, einam toliau. Ką nors įdomesnio. Štai turime nuotrauką čia iš New Yorko. Okay. Esat matę tokių visokių nuotraukų įdomių. Tai pavyzdžiui, šitą nuotrauką galime pabandyti paversti juodai baltą. Vėl siunčiam į Snapseedą. Okay. Ir galima čia rasti va tokių filtrų, matot, juodai baltų visokių. Bet kaip sakau, stenkitės nenaudot, nes filtras jisai daugiau mažiau pritaiko, o jums reikia patiems. Tai einam vėl į tą tune image, ne, ir va yra saturationas. Ne? Ir mes tiesiog nuėmam tą saturationą. Padarėm juodai baltą. Toliau, kas svarbiausia, tai yra kontrastas. Turbūt reikia kontrasto. Ir mes žiūrėkit, jau kaip ir tamsuoja, šviesuoja, išskyrus va ta vieta, va tas vidurys. Tai bandom pasižiūrėti mes su highlightais, va pašviesinam highlightus. Čia dabar atvirkščiai. Kai buvo spalvota nuotrauka, tai tas highlightus, kas šviesu, mes tamsinam. Šiuo atveju, kadangi tai yra juodai balta nuotrauka, mes iš vis norėtume, kad dangus būtų baltas, o pastatai juodi. Okay? Tai dabar redagavimo principas atskirai kitoks gaunasi. Okay? O tą viduriuką mes pabandysime pašviesinti. Okay? Kontrastas, pašviesinam, okay. Ir shadow bandom šviesinti, okay. Var nieko labai nesikeičia. Ir ambience, va tarkim šitaip, ne? Ir, nu va, turim tokią nuotrauką, gerai, ir kad dabar galime mes prieiti prie to įrankio brush'o. Okay? Tai va čia va šitoj vietoje mes turime brush'ą, tai reiškia, mes patys galime piešti, kur kas bus. Tai žiūrėkit, Dodge and Burr, Explosion, tai galim pradėti nuo Dodge ir Burr. Dodge yra šviesinti, Burr tamsinti. Tai imame va, į viršų nekyla, va žemyn, matot, spaudau žemyn ir erastai ištrinti tą, ką pridarėme, ir -5 tai jau bus, žodžiu, Burr. Ta prasme, tamsinam. Nu, galiu parodyti, va, pavyzdžiui, braukau ir va, matot, užtamsėję. Šitoj vietoj. Su pirštu pabraukiau. Tai tai šiuo atveju išjungiam ir vėl einam iš naujo. Brush. Ir dabar tada einam į 10 ir šviesinam. Tai dabar su pirštu aš tiesiog va taip lengvai, kaip su teptuku, braukau. Okay? Čia jau yra darbas, tapyba ir jūs patys galite, nu, žiūrėti, kiek šviesinti, kur šviesinti, ne? Galite atleisti, vėl braukyti ir taip tiesiog dirbam, kol jūs gausite va tą rezultatą, kad tas per vidurį dangus, jisai iššviesėjo, kaip ir baltas pasidarė, bet jau ir kad neliktų tų visokių tokių brušų mano pirštų, kad ne ten užbraukta. Tai va dangų galime šviesinti. Na, šiek tiek va taip su pirštu. Ta prasme, prileti čiučiut ir jisai šviesėja. Prileti ir šviesėja. Okay. Žiūrėkit, iššviesinam. Ir dabar imame tamsinimą. Dodge. Ir truputį patamsinam. Jau persistengiau. Okay. Nu, galit pasižiūrėti, kaip atrodė. Ne? Prieš ir po. Ne? Kiek aš iššviesinau tą vietą. Okay. Tai va čia šitoj vietoje aš jau biškai užsižaidžiau. Ir dabar nėra undo tokio ženkliuko. Tai va čia šitoj vietoj va pritamsinau ir dabar nėra undo. Tai realiai aš dabar turiu iš naujo išjungti ir vėl eiti šviesinti. Tai šitoj vietoj jums reikėtų, jeigu pašviesinam ir atrodo, kad jums gerai,
Tai aš toj parodysiu, greitai taip jums pašviesinu. Tai jums reikėtų išeiti, užsaugoti ir tada įeiti ir užsimti tamsinimu. Okay? Tų pastatų. Truputį norėjau tos pastatus patamsinti. Jeigu reikės kažko tais detaliau pašviesinti, jūs galite su 2 pirštais pasimti 2 pirštus ir prisitraukti. Padidinti, sumažinti su 2 pirštais. Ir tada jūs galite konkrečiai va čia va šviesinti, ne? Va, tarkim, mažesnės detalės. Jeigu reikia detalumo, pavyzdžiui, čia va, ne? Reikia pašviesinti. Bet tada aišku, kad tos aureolės tokios nesigautų. Bet jeigu reikia va tokio detalumo, va čia šitoj vietoj, va. Na, pašviesinti. Nu va, ir tarkim, viskas gerai, mes spaudžiam save. Ne? Ir turim va tokį rezultatą, tada vėl tools. Tai aš dėl to sakiau, to brush'o nelabai norėjau jums rodyti, nes jis yra pakankamai sudėtingas. Ir tada, va, tarkim, pastatus šiek tiek patamsinam, prabėgu, kad jie kaip ir būtų tokie tamsesni. Nu va, tarkim, turime tokį variantą. Kai mes visko pridarom, galime vėl grįžti atgal ir vėl galime šiek tiek pasižiūrėti. Ne? Vat galima vėl kontrasto uždėti, tas ambient, ne? Ir brightness, toj highlightus. Vėl tą patį darom, vėl iš naujo. Ne? Tik mes nurodėm, ką pašviesint, patamsint. Nu va, štai. Ir turime tokią nuotrauką. Done. Okay? Buvo tokia, padarėm anokį. Matėt, galite atsisukti. Bus paprasčiau, aš tada neinu atgal, neieškosiu, kad parodyti, kaip atrodė ta nuotrauka. Gerai. Nu va, tai aš tikiuosi čia iš naktinės fotografijos. Tai naktiniai fotografijai paprastai spalvų uždedam. Čia jaučiu atpažįsta trečdalio taisyklę. Ne, išmokote. Okay. Nu va, mato, tokia niuri nuotrauka, tai toks greitas paredagavimas. Tai, kaip sakiau, galima pradėti nuo ambient, ne, kad dangų vat, surasti labiau, matote, ne? Ir tada einam į brightnessą, einam kontrastą, einam highlightų biškį prigesinam, iš šešėlių ištraukiam ir spalvų pridedam, nes norėtųsi tos geltonos kėdės, kad atsirastų spalvų, okay, šiokių tokių, galite pažiūrėti, ne? Prieš ir po, kaip atrodo, okay. Tai norisi kontrasto daugiau, tai uždedam va to tokio kontrasto, va prieš ir po, kaip atrodo, okay. Ir galima šitoj vietoj dabar apkirpti šiek tiek ir uždėti vinjetavimą. Man atrodo, šitoj nuotraukui visai gerai kvadratas būtų, okay. Nes tas horizontas per vidurį ir man atrodo, va taip va kvadratu einant, matote, kaip iš karto susikirtimo vietoj kėdės ir tas ratas irgi kraštinių susikirtimo vietose. Teoriškai kvadrate trečdalio taisyklės tokios kaip po ir nėra, bet jinai teoriškai yra. Okay? Nu, žodžiu, tai nesigilinam, žiūrim. Ne? Tai trečdalio taisyklės nėra dėl horizonto, ne? Nes kvadrate jau horizontas paprastai eina per vidurį, nes linijos eina va šitaip. Ne? Aš negaliu parodyti. Nu, va šitaip, ne? Per vidurį. Čiuk šitaip. Ir šitaip, ne? Ir centras yra susikirtimo taške, visi objektai dažniausiai būna susikirtimo taške, jeigu mes kalbam apie kvadratą. Tai šiuo atveju mes turime liniją per vidurį, kuri gerai kvadrate, trečdalio taisyklėje būtų negerai. Tai vat mes turim kvadratą, kur gerai, ir tada jam pritaikėm trečdalio taisyklę, kur sudėjom objektus, jeigu tai būtų. Ir visai nuotrauka žiūrisi. Tai dar galima, mes nekalbėjom apie vinjetavimą. Tai einam vinjetavimas, jisai užtamsina kraštus, va šitaip, matote, ne? Arba galima išviesinti kraštus. Tai jeigu nespėjate, tai galite pauzę pasidaryti. Tai žiūrėkite, kiek tamsinti, tai jūs galite va dabar su 2 pirštais, aš didinu, mažinu tą savo ratą, okay? Tai jūs galite pažiūrėti, kokio dydžio tą ratą daryti. Ir va žiūrėkit, outer yra 100% užtamsinta ir dar yra inner, vidinis, tai mes galim vidinį šviesinti, tamsinti. Matote, ne? Vidinį tą ratą. Tai kartais būna, kad mes norim, pavyzdžiui, šitą objektą išryškinti, tai mes galime čia perkelti, kad būtent tas objektas. Arba tik kėdes norim išryškinti, o visą kitą tegul užtamsėja ir galima, kad ne tiek daug, ne? Kad truputėlį tamsinam, bet kad visas dėmesys į kėdes nueitų, nes jūs būtent jas norėjot nufotografuoti. Čia vėl. Viskas priklauso nuo jūsų. Atsimenate, rodžiau nuotraukas ir sakiau,
Galutinis rezultatas priklausys nuo jūsų. Visi gaunam tokią pat nuotrauką, nu tokią, nei ten ryškia, nei ką, ir va dabar jūs redagavimo būdu sprendžiate, kur ir kas bus svarbiausia jūsų nuotraukoje, kiek bus užtamsinta, kiek bus kontrasto, kiek perteiksit dramatiškos, kiek romantikos ir taip toliau. Ok, tai tarkim šitaip, va, ir truputėlį pritamsinam ir didesnis dėmesys į kėdes, ne? Nu, tarkim, mano atveju, ok, nu, gerai. Ir užsaugom. Štai, buvo tokia ir dabar tokia. Kaip kirpsite, kaip darysite, viskas priklausys nuo jūsų. Nu va, vėl iš Niagaros krioklių. Vėl, tai aišku, ko trūksta, tai čia spalvų trūksta. Tai jeigu dedam saturationą, iškart melinuoja, ne? Tai galima temperatūrą keisti, ne? Pamelinavo, bet keisti temperatūrą. Nu va, suradom šiokių tokių spalvų, nes vaivorykštė, ne? Bet ta mėlyna spalva užknisa. Tai galima gal bandyti, va čia turite bandyti jau per white balance, ne? Ta temperatūra, va tą mėlynumą naikinam. Okay? Va pridedam, va štai tokią padarom kokią nors nuotrauką ir tada vėl grįžtam ir einam jau žaisti su kontrastais. Okay? Ambient žiūrime. Va tiesiog galima taip kaip nors daryti ir tokia nuotrauka, lygtais čia vaivorykštė ir ten tada nueina rūkas, ne, toksai. Tai redagavimas jums leidžia patiems spręsti, kur kas bus labiau matoma. Okay? Čia va mato tokia, jau per daug spalvų, ne? Tai galima saturationo biškiuką bandyti nuiminėti. Juodai balta, galite pabandyti pasižiūrėti, kaip atrodys juodai balta, galbūt visai įdomiai, tas tokia rūkas, toks ateities miestas. Okay? Gerai, tai nesaugau šitos. Okay. Ir einam pasižiūrėti, štai turiu vat gėlytę. Okay. Ką mes dar turime? Nu va, turime tokią nuotrauką, okay. Irgi juodai baltą paverst, mano čia. Irgi galima... Labai, kadangi daug visokių detalių, spalvų ir taip neaišku, galima bandyti padaryti, pavyzdžiui, juodai baltąją. Ne? Snapseed tools, pakšt, pakšt, pakšt. Saturationas, ne? Kontrastas, ok, brightnessas, nu va, tarkim, ne? Ir aišku, reiktų apkirpti, nes dabar nėra duris visai per vidurį. Va, tarkim, šitaip. Kad padėt per vidurį mane, nu va, taip va. Čia aš pozavau oro uoste, skrydį mums atidėjo ten, man atrodo, 3 valandom, bet valandą laiko lauke prastovėjom, nes visus suvedė jau prie lėktuvo ir visi stovėjom, gerai, kad oras geras buvo, tai paskui nuvedė jau prie įėjimo, nes nieks neįleidžia mūsų jau į viršų, bet galiausiai po valandos suleido atgal mumis ir žodžiu, nu va. Turime tokią nuotrauką. Jaučiat, kaip easy, greitai galima pakeisti pačią nuotrauką, pačią stilių ir taip toliau. Tai ta programėlė leidžia daugiau visko daryti. Einam pasižiūrėti, kas. Nu, pavyzdžiui, va tokia nuotrauka. Žiūrėkit, jinai spalvota, kaip ir nesižiūri. Bet jinai turi daug kontrasto, ne, tarp šviesaus ir balto. Okay? Tai jinai turėtų žiūrėtis gerai juodai balta. Nes jeigu jūs neturit kontrasto ir bandot juodai baltą daryti, jums nepavyks, jinai bus nespalvota. O tokią nuotrauką galima jau iš karto daryti juodai baltą. Žiūrėkit, iš karto. Jaučiate, ne? Ok. Shadows. Jaučiat, kad jinai tokia jau tikra, dar ambient galima ten va pasižiūrėti. Tikra, juodai balta ir tada tas viršus nereikalingas. Imam tada ją darom į kvadratą, kad tavo linija tokia eina per vidurį tą šviesos, ne, ir va tas žmogus čia aš esu. Tai va tas viršus, kažkoks baltas, aš pabandysiu gal nukirpti kitaip, kad būtų vienodai, bet pabandysim, kad vienodai čia va atstumai būtų tokie vienodonesni, panašus, okay. Ir galime tą viršų vėl brushą ir dodge mes turėjom ir tamsinam. Ir va tada paimam ir va šitas vietas viršuje aš ten tamsinu. Okay.
ir bandau užtamsinti. Jeigu labai dodge neveikia, nes jisai po mažai tamsina, tada galima, matėte, šalia yra explosion ir tada nueinam čia į -1 ir tada jisai mums leidžia labai stipriai tamsinti, ok? Dar kartelį. Explosion ir dar kartelį, ne? Ir matot, viršui ten praktiškai pojodavo, ok? Dar vieną įrankį parodysiu, jeigu norite, bet jis man ne visada tinka. Šiuo atveju galima panaudoti healing brush'ą. Va, healing, va toksai yra. Ok, pagydyti ir tarkim pasididinam ir va šitą vietą prabraukiam ir jisai ją panaikina. Prabraukiam ir jisai aplinkui mato ir tiesiog kaip healing, kaip gydytojas panaikina. Nu, kad įsivaizduotumėt maždaug, va aš apžymiu va žmogų ir jisai bando jį išnaikinti. Ne? Tik aišku, jam dabar sudėtinga, bet kai yra juodam fone viskas, tai jisai tiesiog va išnaikina. Nu va, štai turime tokią nuotrauką iš tokios. Okay? Tai juodai balta yra žiauriai geras daiktas ir reiktų. Tai lygiai taip pat čia. Jaučiat, kad juodai balta nuotrauka gerai turėtų atrodyti. Okay? Čia yra iš, nežinau, iš kokių nors ten Portugalijų. Į nuotrauką. Tai tokioms nuotraukoms savaime prašosi šviesos. Okay? Saturation'o. Va matot, jaučiat, kaip keičiasi iš karto. Viskas, praktiškai viskas padaryta, tai aišku ne, einamės tada į ambience truputėlį, va tą va tokį kaip atviruką darom, jaučiate, ne, kad darosi kaip atvirukas, highlightų prigesinam, šešėlių gerai, saturation'o gal dar biški, kontrasto dar biški uždedam, temperatūros galima pridėti ir uždedam, kur mūsų vinjetavimas nerandu jau vėl, rotate healing brush, crop, vinjetavimas ir uždedam biškiuką, kad iš kraštų patamsėtų. Ne, šiek tiek, ok, tools ir gal šiek tiek pašviesinu. Ok, nu va tokia nuotrauka, ne, ir galit pasižiūrėti, kokia buvo, buvo tokia. Jaučiat skirtumą? Ir šita graži, bet ana visiškai kardinaliai skiriasi. Nu, kaip ir viskas, tos mūsų nuotraukos ten atsiranda ir viskas. Tai lygiai taip pat spalvos, čia šitokia nuotrauka, irgi saulėlydis, apsikirpti, trečdalio taisyklė, turbūt matote, kur jinai trečdalio taisyklėje ir šita linija trečdalio taisyklės, 2 trečdalio taisyklės, ok? Tai va, nuotraukų pridėjau, bet kad nėra ką čia jums rodyti ir taip viskas aišku. Okay. Gerai, tai einam pasižiūrėti, ką mes turime namų darbų ir tikiuosi po truputį pradėsit redaguoti. Ir mums reikės namų darbams juodai baltos nuotraukos. Taigi užduotis sekanti juodai balta nuotrauka. Tai patarimas, kaip matėte, kad iškart būtų kontrastas tarp šviesaus tamsaus, šešėliuose, dar kažkas. Tai tada jūs lengvai suredaguosite juodai baltą nuotrauką. Okay? Nu va, kiek galėjau parodžiau, sekanti pamoka bus jau su redagavimo programa kompiuteryje, galingesnė, tikrai daugiau galimybių, bet mes perbėgsim irgi per pagrindus tuos visus, ne, pagrindinės funkcijas. Ką aš jums parodžiau, irgi tai yra basic tokie redagavimai. Toliau, jeigu norit, matėt, funkcijų yra visokių, galite bandyti, lysti, analizuoti, su ta programėlė žiūrėti. Jinai nėra pati galingiausia, bet jinai yra paprasta, lengva. Gerai, tai sekanti užduotis jums juodai balta nuotrauka, ne pilka nuotrauka, o juodai balta. Panalizuokit šitas nuotraukas, pavyzdį matot, kad jos yra šviesaus daug ir tamsaus. Jos nėra labai pilkos, jos nėra nespalvotos, jos yra juodai baltos. Gerai, viskas ir neriam į kitą pamoką. Okay.